Aš Mantas, dirbu su didelių klientų ir gynybos sektoriaus įmonių finansavimu. Jei tavo darbas galėtų tilpti į vieną užrašą ant marškinėlių, kas ten būtų parašyta? Manau, ant marškinėlių užsirašyčiau vardan tos. Koks jausmas, kai projekto sudėtingumas yra ne kliūtis, o motyvacija? Iš tiesų, ILTE finansuojami projektai turi tam tikrą didesnį rizikos laipsnį ir tie projektai yra šiek tiek sudėtingesni, tai su kiekvienu projekto analize, ar tai būtų sėkmingas rezultatas ar nesėkmingas rezultatas, tu visuomet pasisemi naujų įgūdžių, sužinai apie naujas rinkas ir išeini geresnis ir kaip žmogus, ir kaip specialistas. Koks jausmas auginti Lietuvos atsparumą išorinėms grėsmėms? Mes kaip visuomenė vienaip ar kitaip visi prisidedame prie Lietuvos atsparumo išorinėms grėsmėms, ar tai būtų idėjos, ar tai būtų lėšos, ar tai būtų žinios, verslai. Mes kaip ILTE darbuotojai turime išskirtinę galimybę padėti verslams, kurie tiesiogiai jau prisideda prie Lietuvos atsparumo išorinėms grėsmėms. Mes juos konsultuojame, mes suteikia finansavimą, tai nors ir netiesioginė, pagalba tikrai didžiulė ir motyvacija daryti tokius projektus yra neapsakomai didelė.